KV2, monstras KV2, dalelė istorijos 41 metų tankų mūšio Tautušių miške, birželio 24-26 dienom vokiečių 6 tankų divizija pamušė šitą monstrą sovietų KV2. Čia bokštelio galinis šarvas, retas šarvas reto tanko, ko gero vienintelis iš U4 serijos. Tai kas man gali pasakyti, kiek jų buvo pagaminta? 4 buvo pagaminti. Galbūt stovis geras, tiesiog labai geras stovis, originalūs dažai, numeriai, serijos numeriai. Mechanizmai veikia, atrodo, jis žemėj kaip ir būtų nebuvęs kniedės. Tokio dydžio, sakyčiau, nesmulkios. Ačiū Genadijau, ačiū, išliko mūsų ekspozicijoje tavo dėka šitas šarvas. Ačiū už pagalbą. И разными калибрами, изменения там откатники, и там много всего. И čia visur surėdė U. Kompiuteris neskirta reikalo. Išmet standartinį, bet ne retkačiais, kada buvo įlindęs tarp tų visų nuotraukų, matau, kad jis į tai klyst. Bet snukis, jo konusinis ant varžto į užpakalis tas. Į šonas tie lapai kiti. Ir tas yra aukštesnis. Ir 152 štukas, jie visi viršus, ant 10, ant 15 centimetrų sumažintas, sutrumpintas. Tik tai tas pagal aukštį, jis netiks negi standartiniam jam broliui KV2, jis bus aukštesnis. Ir pas jį net jablaka. Pirmieji buvo tik tai konusinė atvėstė, atbulai o taip. Nu ir let pristrėlus, ne, 2 atvėstė radom. A 52 vėlyvesnį ėjau su to. Nu vo, pas mane dažniau atvažiuosi, aplankysi KV. Prie dugno, prie greičių dėžės, prie 2 ratų su balansyrais, su dažais, prie pavaros nuliovos, prie kitų ratų atraminių, prie palaikomojo ratuko. Komplektas. Čia jau daros komplektas, supranti. Važiuosi, aplankysi visas dalis. Atvažiavom, iš tikrųjų. Realiai. Pagaliau. Nupirkau šitą KV2 gabaliuką. Nedidelis, bet brangus. Bet galvoju vertas. Nes vienintelis. Labai įdomus. Čia realiai man va virš krūtinės. Vokietukai buvo lengvai pašiurpę, pamatę tos monstrus, mamutus tokius. Gerai, man patinka šitas vakaras, ypatingas.
važiuos namo. KV2. Vienas iš etapų visada įdomus.